sekmadienis prieš gavėnią, toksai giesmė vadinamas, 60 dienų iki Velykų. Ir pamaldų su viešpaties vakarienė, ir jas pradėsime su bendra giesmė 307. 307.
pamaldas, kurios su viešpaties sakramentu, išpažinkime, kad esame nuodėmingi žmonės, prašydami Dievo malonės, pradžioje savo maldoje asmeniškai sakydami Dievui tai, ką norime išpažinti, o po to su bendra išpažinties malda, giesminės 788 puslapį nuodėmių išpažintis, kurią melsimės Dievo viską. Visagalis Dievas, kuris įsistėlė, aš vargingas nuodėmingas žmogus, išpažįstu tau visas savo nuodėmes, kurias nusidėjęs mintimis, žodžiais ir darbais, ir kuo esu nusipelnęs tavo rūstybės čia laikinai ir amžinai. Bet aš tau širdingai gailiuosi ir meldžiu tavęs, tavo didžios malonės ir tavo mylojo sūnaus Jėzaus Kristaus, mano viešpaties, sunkaus kentėjimo ir mirties dėmei, pasigailėk maloniai manęs sargybo žmogaus ir atleisk man visas mano nuodėmes, bei suteik maloniai šventosios dvasios jėgų, kad galėčiau pasitaisyti. Amen.
ir stiprybės nuolatos budėti ir melstis. Kad sunkia valanda išliptume tvirti ir su tavo pagalba nugalėtume visą, kas trukdo mūsų išganimui. Melkime to, per tavo sūnų Jėzų Kristų, mūsų viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir šventąja dvasia, vienas Dievas per amžių. Susėskime šventą rašto skaityti. Paklausykime Dievo žodžių iš pranašo Izaijaus 55 skyriaus nuo 6 iki 12 eilučių. Ieškokite viešpaties, kai galima jį rasti. Šaukitės jo, kai jis arti. Tepalieka nedorėlis savo kelią ir nusidėjėlis savo kėslus. Te grįžta jis pas viešpatį, kad jo pasigailėtų. Pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus. Juk mano mintis ne jūsų mintis, o mano keliai ne jūsų keliai. Tai viešpatės žodis. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršyje jūsų kelius ir mano mintis jūsų mintis. Kaip lietus ir sniegas krinta iš dangaus ir negrįžta atgalios, kol nepalaisto žemės, kad joje dygtų ir želtų augalai, kad neštų sėklas į jėrį ir duoną alkana. Taip ir žodis, išeinantis iš mano burno, nesugrįš pas mane bergždžias, bet įvykdys tai, ko trokštų ir atliks, kam buvo siųstas. Taip, džiaugsmų kupino širdimi, išeisite ir būsite saugiai vedami į namus. Amen. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. 191 pirmos nuotrupų. 191 pirmos nuotrupos. Paklausykite laiško Hebrajams 4:12-13. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalavijį. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų. Ir teisia širdies sumanymus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų kūrinių, bet viską yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti atlikti. Amen. Dievo žodis. Tu davei man savo apsaugos skydą, tavo dešinė man padėjo, tavo pagalba padarė mane didį. Amen. Alleluja. Alleluja. Alleluja.
Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms dar skubant iš visų miestų pas Jėzų, jis bylojo palyginimu. Sėjėjas susirengė sėti javų. Jam sėjant vieni grūdai nukrito pakelyje, buvo sumindžioti ir dangaus sparnuočiai juos sulis. Kiti nukrito ant uolų ir jų daigai sudžiuvo, nes trūko drėgmės. Dar kiti nukrito tarp erškėčių ir tie kartu užaugę juos nusmelkė. O dar kiti nukrito į gerą žemę ir išaugę davė 100-eriopo vaisių. Tai papasakojęs jis sušuko: kas turi ausis klausyti, te klauso. O mokiniai paklausė: ką reiškias tasai palyginimas? Jis atsakė: jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad regėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Palyginimas štai ką reiškia. Sėkla yra Dievo žodis. Pakelyje tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnias ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolų tie, kurie išgirdę žodį, su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų. Kurį laiką jie tiki, o gundami atkrinta. Kas krito tarp erškėčių, tai tie, kurie išgirdo, bet toli neidami liko nusmelkti rūpesčių, turtų ir gyvenimo malonumų ir neduoda vaisius. Nukritusi į gerą žemės sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį taurioje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Amen. Girdėjome viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Išklausę Evangeliją, išpažinkime savo tikėjimą, apaštališko tikėjimo išpažinimo žodžiais kartu tardami. Įtikiu Dievą Tėvą, visagalį dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teistis. Tikiu šventąją dvasią, šventąją visuotinę krikščionių bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš mirusiųjų prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Kur vaikai, anūkai jūsų? O kaip numistas į bažnyčią? Gana kubėda. Labiau plenėliais vaikai, jeigu vaikus neviskim į bažnyčią. Kiekvienam iš mūsų, ypač vaikams, kurių šiandien nėra, jis serga, jis laiminti, sveiki, kitą kartą galėtų ateiti, visus, kurie yra palaiminti Marta, laiminti atėjo į pamoką, užsiėmimą, ir jie kažką išgirstų iš tavęs, viešpatie, kad tu nori jų gyvenimuose daryti. Paprašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. O mes toliau giedame pradėtą jau giesmę. 191, o trečio posmo savo ranką palaimingą. Thank you.
tavo išminties, tavo šventosios dvasios veikimo ir veikimo, apmąstant žodį. Palaimė, kad galėtume suprasti tai, ko tu iš mūsų tikėsi ir ko mokini. Per Jėzus Kristų mūsų viešpatį. Amen. Prašom sėsti. Noriu paklausti, kas iš jūsų mamos turit Bibliją? Kelkite rankas. Kas turi mūsų Bibliją? Gerai, kelkite rankas, kad tas kasdienis jas skaito. Ačiū, viskas aišku. Viskas aišku. Knyga tam, kad būtų knyga. Bet Biblija yra pateikiama. Taip, Biblija yra tam, kad ją skaityti, nes tai yra Dievo žodis. Taigi jau šiandieną šis antrasis sekmadienis prieš gavėnią, tai minėjau 60 dienų. Ilgai kalbėsiu. 60 dienų iki Velykų mums šiandien pateikia temą pamąstymui apie Dievo žodį. Kodėl svarbu girdėti Dievo žodį, kodėl yra svarbu jį skaityti, jį suprasti ir gyvenime juo vadovautis. Šiam sekmadieniui skirti Biblijos skaitiniai patys kalba už save. Pavyzdžiui, Izaijas 55 skyrius 11 eilutė. Mano žodis, kuris išeina iš mano burnos, negrįš tuščias, bet įvykdys mano valią ir atliks tai, kam yra siųstas. Taigi Dievo žodis išsako ir vykdo paties Dievo valią. Jis turi tikslą, atlieka tam tikrą darbą. Iš šio pirmojo Senojo testamento skaitinio mes suvokiame, kad Dievo valia ir jo žodžio tikslas yra padėti žmogui grįžti pas Dievą. Kitaip sakant, atstatyti sugriautus nuodėmės pasekoje tiltus tarp žmogaus ir paties Dievo. Žmogus be Dievo ir jo pažinimo, be jo gailestingumo ir be jo atleidimo vadinamas nusidėjėliu, nedorėliu. Kodėl? Tai parodo jo paties darbai. Ar mes nepadarėme visokių nedorų dalykų, tiek savanaudiškumo, apgaulės, tiek godumo, nevaržoto geismo sklypė mumyse. Visa tai apsunkina žmogaus, o kartu ir visos žmonijos gyvenimą. Juk kiekvienas prisimename dalykus, kurių geriau nebūtų nutikę, įvykę mūsų gyvenime, kuris skaudino mūsų taip pat ir kitos žmonės. Mūsų gyvenimo knygoje užrašyta tai, ko nenorėtume ten rasti. Norėtume kai ką išdirbti ir įrašyti kitus dalykus, malonius ir teikiančius mums džiaugsmą. Savo žodėje Dievas ragina žmogų susimastyti ir daryti tam tikras išvadas. Todėl pranašas ragina ieškoti viešpaties, šauktis jo, jeigu ką pakeisti ar ištrinti, juk gali tik tai jis. Mes to negalime padaryti savo pastangomis. Pats Dievo žodis mums kalba apie save, savo svarbų vaidmenį žmogaus gyvenime. Nuostabios, be galo svarbios ir šiandien skaityto antrojo skaitinio laiško Hebrajams 4 skyriaus 12-13 eilutės. Priminsiu dar kartą, kad girdėtų. Dievo žodis yra. Koks jis yra? Gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalavimą. Jis pasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulo smegenų ir teisia širdies sumanymus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų kūrinių, bet vis yra gryna ir atidengta akims to, kuriam
kuriam turėsime duoti apyskaitą. Taigi yra svarbu, kad Dievo žodis būtų skelbiamas, nes paskelbimas jau yra veiksmas, tai jau yra, kaip Evangelija sako, sėja. Bet dar žodis yra gyvas ir veiksmingas. Apaštalas Paulius jį lygina su dviašmeniu kalaviju. Šiandien mažai tokie ginklai naudojami, bet tais laikais dviašmenis kalavijas turėjo ryškų vaizdą. Tai aštrus daiktas. Jei mes turime kokių kūnų problemų, kreipiamės į medikus pagalbos. Gydytojas, norėdamas mums padėti, mūsų labui naudoja aštrų skalpelį. Šiais laikais taip pat ir lazerių. Jų pagalba skverbiasi į mūsų kūną, kad padėtų, pašalintų kažkokį tai židinį. Šiandien medicina naudoja nuskausminamas priemonės. Mes nepajuntame to aštraus įrankio sukelto skausmo, bet senovėje žmonės turėjo pakentėti, kad žmogų pagydyti, išoperuoti, jam pagelbėti. Kartais reikalinga nedidelė intervencija, kad pašalinti tam tikrą židinį. Esate susidūrę su pavydėliu? Kas esate susidūrę? Pakelkite rankas. Kas ragavo skalpelį? Nėra malonu, nes mano mini operacija buvo nenuskausminanti ir šitau, kaip ten jauna, bet reikėjo išvalyti žaizdą, reikėjo gydyti. Taigi reikėjo truputį pakentėti. Gydytojas naudoja tuos aštrius įrankius, kad žmogui padėti. Mes nepykstam dėl to, bet dėkojame jam už pagalbą. Dievo žodis leidžia širdį, dvasią ir sielą liečia. Jis tiesia kaltina, teisia, skatina mus pripažinti savo nuodėmes. Tai yra skausminga ir tai neglosto. Bet viso to tikslas yra kilnus. Tai yra atgaila. O atgaila tai sielos operacija. Skauda, tačiau sveika. Atgaila išpažintis tai skalpelis, dviašmenis kalavijas, galintis pašalinti mumise esančius pavojingus židinius. Neleisti mums pražūti. Kaip mes stovėsim prieš viešpatį tąsyk, jeigu mes nesileisime viešpaties pagydomi. Nes parašyta, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Dievo žodis ateina mūsų pagalbai. Jis parodo mūsų sielos ir dvasios problemas, apnuogina mūsų širdį. Tai daroma mūsų labui, kad turėtume, kaip pranašas sako, džiaugsmo kupiną širdį. Dievo žodis atlieka ne butelio, o gydytojo veiksmą. Saracito knygoje 38 skyriuje 1 eilutė yra toks gražus patarimas. Brangink gydytoją, nes jis tau svarbus. Ir svarbu suprasti, kad gydytojas mums yra reikalingas. Jėzus Markaus Evangelijoje, Luko Evangelijoje ir Evangelijoje pagal Matą sako, nes sveikiems reikia gydytojo, o ligoniams. Jeigu žmogus nesuvokia, kad serga, tai yra ir gydytojo pagalbos toks žmogus neieškos. Tie, kurie turi problemų su alkoholizmu, taip pat gerai žino. Niekas negali padėti alkoholikui, jeigu jis nesupranta savo bėdos ir nenori pasikeisti. Jis nesikreipia pagalbos, jis nepriima kitų žmonių pagalbos, jis sako, nieko blogo nedarau. Ir viskas. Ir taip eina žmogus į pražūtį, į susinaikinimą. Taigi žmogus turi pripažinti savo bėdą. Ir šiandien yra labai daug žmonių, kurie atmeta Dievą, atmeta viešpatį Jėzų Kristų ir atmeta Dievo žodį. Kaip galimybę keisti savo gyvenimą. Vieni tiesiog pamėgo savo nuodėmingą būseną
Ir kiti bando vietoje gydytojo ieškoti šamanų, būrėjų ir kitokių pasaulio gelbėtojų. Tačiau tai neišgydo žmogaus sielos, dar labiau ją suteršia ir dar labiau žudo. Dievo žodžio tikslas ne vien gydyti, bet ir suteikti gyvybingų jėgų. Palyginimas apie sėjėją aiškiai mums pasako, kad viso to tikslas yra šimteriopas vaisius. Kodėl tų vaisių trūksta, ar mes jų nematome, ar jų nesubrandiname savo gyvenime, ar nematome kartais bažnyčios gyvenime ir panašiai. Palyginimas pasako, kad viskas priklauso nuo žmogaus širdies dirvos. Kokia ji? Ar pasiruošusi priimti tą grūdą ir džiaugtis ir auginti vaisius? Abejingumas, pasaulio rūpesčiai, visokie kūno troškimai, pasaulio įtaka dažnai tą žodį numarina, nusmelkia, sumindžioja, pražudo. Dažnai žmonės nepaiso įspėjimo, kurį apaštalas Paulius laiške Hebrajams net 3 kartus akcentuoja: neužgėdinkite savo širdies. Visos tos širdies būsenos ne tik, kad nepriima gydytojo skalpelio, bet ir neleidžia jo širdį pagydyti. Gydytojas ne vien operuoja, pašalina nereikalingą audinį, bet ir išvalo žaizdą, ją susvarsto ir pagydo. Dievo žodis ne tik parodo, kas yra nuodėmė, ne tik ragina atgailauti ir pažinti nuodėmes. Taip pat turbūt reikia pasakyti tai, kad kartais neužtenka vieną kartą ten prapjauti ir plauti žaizdą ir jau viskas. Jeigu mes turim kažkokį židinį, kažkokį susirgimą pas gydytoją, mes einame ne vieną kartą, bet einame kelis kartus, tol, kol tikrai nepasveikstame. Kartais žmonės galvoja, nu, ateisiu, pasimelsiu ir viskas bus gerai. Nieko gerai nebus. Nes tavo širdis nesikeičia, tavo širdis lieka nuodėminga, jeigu tu ateini tik tam tikrą momentą, tam tikrą progą, vieną kartą, kitą kartą, bet tu nesi nuoseklus Dievo vaikas, Dievo žodžio klausytojas ir šito žodžio vykdytojas. O Dievas tikisi ir nori mumyse matyti vaisius. Taigi, mes per Dievo žodį esame raginami ne tik pamatyti savo bėdą, savo ligą, tai yra savo nuodėmę, bet esame raginami atgailauti, išpažinti savo nuodėmes, nuo jų apsivalyti. Dievo žodis turi ne vien įstatymą, bet Dievo žodyje slypi ir evangelija, geroji žinia apie viešpatį Jėzų Kristų. Tai Jėzus pradėjo šventą kraują, kad būtume jo žaizdomis pagydyti. Na, kai kurie šitos žodžius labai taip maksimalistiškai cituoja. Ir aš Feisbuke vakar irgi skaičiau tokį, girdėjau, klausiausi tokį liudijimą ar pamokslą, kaip ten pavadinsi. Vot sako, mes visi jau esam išgydyti, nes jo žaizdomis esame pagydyti. Jėzus visus išgydė, visi turim būti sveiki, neturim sirgti ir taip toliau ir taip toliau. Vieną eilutę mes negalime išpūsti ir nematyti kitų. Mes žinome, kad ir šventieji, ir apaštalai sirgo, ir turėjo negalavimų, ir jų neišgydės neėjo. Ir buvo ligonių, kurie pasveiko, ir buvo ligonių, kurie nepasveiko. O galiausiai dėl nuodėmės visi žmonės miršta. Bet tai nereiškia, kad mes negalime kreiptis į šitą gydytoją, kad mums nereikia visų pirma jo pagalbos. O pirma pagalba tai ne kepenis pagydyti, ne inkstus išgydyti, ar dar kažką. Pirma pagalba tai yra mūsų siela išgydyti. Mūsų nuodėmės kad būtų atleistos. Būtent Jėzus ir pagydė šitą prasme visus, kurie tiki, kurie išpažįsta, kurie pas Dievą ateina, kurie yra drungni ir gailestingumas jo išgydo. Nes, kaip sako Izaijas 25 skyriuje, Dievas yra labai atlaidus.
Neatleidimas dažnai slypi mumise pačiuose. Mes kartais nemokame atleisti ir priimti atleidimą. O pirmą mes turėtume turėti, suvokti ir mokėti atleidimą daryti kitiems. Ir pradedant nuo savęs paties. Atleisti savo, nekaltinti save, bet pavesti Dievui savo bėdą, įsipažinus, gavus atleidimą ir be abejo ištiesti gailestingumo ranką kitam, būti atleidiems kitiems. Nes žmonės sukiršina, supikina, supriešina neatleidimus. Kada mes neatleidžiame savo artimui, kaimynui, giminaičiui, kažkam, kas mus kažkaip yra kažkokiu tai būdu. Kažką pasakęs, kažką padaręs. Ir visą gyvenimą sako, aš jam neatleisiu, iškėtina savo širdį šito neatleidimu. Taigi, kokio atleidimo gali toks žmogus tikėtis iš Dievo? Aišku, jo. Nes jeigu tu neatleidi, tai tau nebus atleista. Taigi turime pirmą išmokti atleisti savo kaltininkams. Atleisti savo artimui. Nesikti, tik galima. Negalima sakyti, kad negalima pikti. Tuo momentu galime ir patikti. Ir tas veidas gali būti neįtin linksmas ir panašiai. Bet tai Biblija sako, tegul saulė nenusileidžia ant jūsų papikio. Vakare atleisti. Susitaikyti, iškop taikos, santarvės ir ramybės. Taigi, Dievas mums atleidžia ir mus mokina atlaidumu. Dievo brangus yra žodis ir raginimas pas jį ateiti. Ateikit pas mane visi, kurie vargsote ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Mums šis brangus ateimas prie altoriaus, priimti viešpaties kūno ir kraujo sakramentą ir išgirsti absoliucijos žodžius, tavo atleidžiamos tavo nuodėmes. Yra labai svarbus pamaldų eigoje. Džiaugsimės tada ir giedosime Osana garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, Osana aukštybėse. Šie liturginiai giedojimai mums bus daug prasmingesni, kad iš tikro patirsime, kad Dievas yra atlaidus, kad jis atleidžia, kad jis dovanoja, kad jis priima ir kad pas jį atėjęs sugėdintas neliks nė vienas. Taigi, baigiant, noriu priminti apreiškimo Jono 2 skyriaus 11 eilutės žodžius. Kokie tai žodžiai? Kas turi ausis, tie klaus, ką dvasia sako bažnyčiams. Kiekvieną sekmadienį per pamokslą jūs esate kažko mokomi. Ir aš mokinuosi taip pat iš to, ką aš jums sakau. Stengiuosi klausyti ir buvę tokių atvejų, kad supratau, kad visas pamokslas tik man pačiam buvo skirtas, nes tiems parapiečiams, jiems aišku, bet man buvo pirmoje eilėje. Taigi, turime ausis ir klausykimės. Ir klausykimės ne tik šitomis ausimis, bet klausykimės ir dvasinėmis ausimis. Bet tikrai viešpaties žodį išgirstume, jo pamokyti būtume ir per Jėzų išgelbėti būtume. Amen.
kalba Jėzus po savo varpų, jų darbai seka juos. Tegos viltis vaivorykštė vyra, kurią matai nors ir nelygęs. Ir tarsi aukštanti aušra, tegul nuspalvins sielos tylą. Šiandien turėsime keletą prisiminimų, atminimų, pagerbiant iškeliavusiuosius ir minint mirusiųjų pavardės, artimieji, kurie dalyvauja pamaldose, atsistoja pagerbdami. Šiandien švenčiame minime dvejas mirties metines. Prieš metus vasario 3-ąją pasimirė mūsų parapietė Marta Borgertienė, kuri buvo gimusi 1926 Liepos 18 Tauragės apskrityje Vilčių kaime. Viešpats ją lydėjo per šitą gyvenimą ir laimino, bet atėjo laikas ir palikti šitą gyvenimą. Praeitų metų vasario 3 iškeliavo ir palaidota Liepardų kapinėse. Paliko savo liūdintį vyrą Joną Borgertą, seseris Irmą, Ziną ir Birutę bei kitus artimuosius. Tai išlieka jos atminimas palaimoje ir viltyje. Šiandieną taip pat mirties metinių proga artimieji prisimena Antaną Savecką, Viktoro Ornos sūnų, šio žemėje gyvenusi 80 metų, pasimirusi praeitų metų vasario 7-ąją, palaidota Anaičių kapinėse. Ir prisimena šiandien žmona Jovita, dukra Viktorija, sūnus Edvinas, anūkas Jokūbas, bei pasilikusi sesuo Irutė ir brolis Vidutis. Išlieka jo atminimas, šio žmogaus atminimas ne tik artimųjų širdyse, bet ir visų jį pažinojusių. Teisiasi viešpaties malonėje. Taip pat artimieji prisimena savo vyrą, tėvelį Modestą Vaičių. 86 metų amžiaus pasimirusi sausio 6-ąją ir palaidota Anaičių kapinėse. Prisimena likusi žmona Palmyra, vaikai Nerijus, Odeta bei kiti artimieji. Taip pat prisimename ir šių metų vasario 4-ąją pasimirusią parapietę Birutę Sučytę, 94 metų amžiaus. Ji gimusi 1921 rugpjūčio 18 ir, kaip minėjau, vasario 4 savo namuose užbaigė gyvenimo kelionę, eidama 95 metus. Sieną šią savaitę atsisveikino prieš kremaciją, sveikinimo pamaldos. Daug metų gyveno ir kitose vietose, ir Azerbaidžane, nuo 90 metų Klaipėdoje, buvo našlė, tekusi savo vyro ir palikę yra sūnus Valdas, dukra Irena, du vaikai jau yra mirę. Tai išlieka jo atminimas, jos palaimas. Taip pat yra šią savaitę mirusi Rūta Aurelienė, 83 metų amžiaus, gimusi 1942 kovo 14 Andrulių kaime, pasimirė vasario 6-ąją Slaugos ligoninėje Palangoje. Velionė pirmadienį bus pašarvota bažnyčioje, 18 val. Bus vakaro pamaldos, nes būdavo bažnyčioje, kai turėjo sveikatos, visada mes ją matydavom. O antradienį pusė 2 atsisveikinimo pamaldos ir pusė 3 karstai sudėsime į Joniškės kapines. Taigi, kas pažinojate Rūtą, gal ne vienas pažinojo ją,
atminimą mes skaitysime ir giedosime 494 giesmę. Dabar tada paliksiu pasaulį išdidus, netrukus ten išvyksiu, kur džiaugsmas nuostabus. Dangaus palaima šviečia man saulė amžina, taip Dievas rojam kviečia, kas jam tarnavo čia. Padėk ir man galingai, Jėzau malonus iškęsti ištvermingai, čia žemiškus vargus, palaimink mano sielą, sustiprinkis skausmus, parveski Kristau mielas į tėviškis namus. Tavasis vardas glūdi man gilumoj širdies, įkrypioje neliūdė, tavai pilna vilties. Paguosti ją atpirkėjau, išganimų žodžiu, nes tu už ją kentėjai ir atpirkai krauju. Ir giedame 4 ir 5 posmus. Gyvenimo viešpatyje, tu mūsų tvėrei žemės dulkių, įkvėpei gyvybės alsavimą, tapome gyvą sielą. Tačiau viešpatyje mūsų gyvenimas pažeistas nuodėmės ir todėl jis turi ribas. Esame nuodėmingi, esame mirtingi. Todėl mūsų brangus mylimi žmonės, kuriuos mes turime, laikinai turime. Ateina laikas, juos turime paleisti, turime su jais išsiskirti. Tokia lemtis lėmė ir Martai, Antanui, taip pat Modestui ir Rūtai, kitai Rūtai, kuri bus laidojama. Tavo viešpatie valioje buvo jų amžiaus dienos, vieniems daugiau, kitiems mažiau, bet viešpatie jie nuėjo savo kelią, nuėjo savo gyvenimą. Dėkojame už šitą gyvenimą, už šitą malonę, už tas dienas, metus, už tą gerumą, ką jie patyrė šiame gyvenimo kelyje. Dėkojame tau ir už amžinąją viltį, kurią mes turime jų netekę. Ir tikime, kad ateis diena, kai tu nušluosite ašaras nuo mūsų akių ir mirties skausmo baimės nebebus. Dėkojame tau už prisikėlimo viltį, kurį viešpatie mes tikime ir išpažįstame, ir tu prikelsi viešpatie iš kapo, iš žemės dulkių pelenų tuos, kurie tikėjo, kurie tavim pasitikėjo. Viešpatie, tebus tas prisikėlimas džiaugsmingas, gyvenimo amžinybės džiaugsme. Viešpatie, o už nuodėmes mus viešpatie nenubaus, bet dėl savo Jėzaus Kristaus aukos pasigailėk, apvalyk ir išteisink.
Viešpatie pavedam tau visus artimuosius, kurie šiandien čia yra ar nėra. Viešpatie tavo gailestingumo maloniai. Viešpatie būk su jais, stiprinti jų tikėjimą ir išlaikyti juose pasiliekančią viltį per žodį, kurį tu mums sakai. Tau garbė bus gyvenime ir mirtyje, Tėve Sūnau ir Šventoji Dvasia per amžius. Amen. Ir Dievo žodis mums kalba. Mes norėtume, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie vilties neturi. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo susivienė su Jėzumi, atsivers kartu su juo. Tad guoskite vieni kitus šiais žodžiais. Ačiū visiems ir ramybės artimiesiems, prašom sėsti. Vėliau turinti paprašysiu surinkti rinkavo prezidentą į mūsų parapijos reikalus. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Kuris kūrė Viešpatie pažadėjai, kad prie globos iki galo. Viešpatie, priimčios aukas, kuris aukojamos tavo garbei, bažnyčios išlaikymui, priimkės Viešpatie palaimį, kad jos tarnautų šiam tikslui, o visus aukotojus taip pat laimink, kad gerais darbais jie šią žemę papuoštų. Paprašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Toliau giedame 322 giesmę. 3:2. Jėzuam šiandien vartoti Viešpaties vakarienės sakramentus. Amen.
teesie su jumis. Pakelkite savo širdis. Dėkokite Viešpačiui mūsų Dievui. Tikrai tai vertinga ir teisų reikalinga ir išganinga. Šventasis Viešpatie, visagalis tėve amžinasis Dieve, visais laikais ir visose vietose, tau dėkoti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kurio dėka mūsų pasigailė, mūsų nuodėmės atleidė ir amžinai gyvenimą pažadė. Todėl mes kartu su visais angelais ir dangaus vaikais tavo amžinai šlovei garbės giesmę giedame. Mūsų išganytas Viešpats Jėzus Kristus, tą naktį, kurią jis buvo užduotas, paėmė duoną. Sukalbėjęs padėkos maldą, jis ją laužė. Ir davė savo mokiniams, sakydamas, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas, tai darykite mano atminimui.
Kristaus kraujyje.
labai šiandien surinkęs prie savo žodžio ir šventojo sakramento. Mes meldžiame, kad visų tai, kad tavo malonės esam gavę, tu mus palaimintum. Kad mūsų tikėjimas ir mūsų širdinga meilė mumyse tarptų Kristuje Jėzuje. Dėkojame ir meldžiame palaiminus kaip parapijai, jos nariams. Palaimink vyresniuosius, palaimink Viešpatie jaunuosius, palaimink vaikučius, mažuosius. Palaimink visus Viešpatie, kurie trokšta pažinti tave ir kad trokštančių būtų daugiau, kad Viešpatie neužkėtėtų širdžių, bet tavo žodį išgirstų, jį priimtų ir jame pasiliktų. Viešpatie, meldžiame už visas parapijas, kunigus, savo žodžio tarnus, Viešpatie už mūsų bažnyčios konsistoriją, už vyskupą Mindaugą, meldžiame Viešpatie palaimos visai krikščioniškai bažnyčiai, Viešpatie tave garbinančią ir tave šlovinančią. Viešpatie apsaugok nuo iškreipto mokymo, klaidingo mokymo, kad Viešpatie bažnyčiai būtų mokama tavo evangelija, tavoji tiesa, o ne vien kažkokios dogmos. Viešpatie išlaikyk mus gyvo žodžio tiesoje, nes tik tavo žodis yra tiesa. Palaimink Viešpatie mūsų kraštą, meldžiame taikos, malonės Viešpatie. Palaimink Viešpatie, kad tavo gailestingumas ir tavo meilė tarp mūsų visų augtų ir klestėtų. Laimink Viešpatie taiką ramybę mūsų žemę. Apsaugok nuo karų ir visų bėdų mūsų kraštą ir visas tautas. O kur šiandien vyksta karai, Viešpatie stabdyk juos ir duok tautų vadams išmintingą mintį, taikos dvasią. Palaimink Viešpatie taip pat visus sergančius, esančius ligose ir mūsų parapijoje Viešpatie. Laimink Violetą, laimink Herminą, Aldoną, Brigitą, Kristą, Birutę, Mėtą ir Marytę, taip pat kitą Birutę, Petrą ir Marytę ir Mają po operacijos. Laimink Viešpatie kunigą Neilą, gydyk ir stiprink į Viešpatie, kad jis galėtų tarnauti tavo garbei. Palaimink kunigą Liudviką, kad jis taip pat Viešpatie stiprėtų ir galėtų dar tarnauti. Grasis Dieve, palaimink visus, pavedam tau Viešpatie visus sergančius, tomis visomis sezoninėmis ligomis, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra sirgę ir negali šiandien negalėjo dalyvauti. Gydyk juos Viešpatie stiprink, kad sveika dvasia būtų tarp mūsų visų. Palaimink ir peržegnok tuos, kurie šiandien prisiminė savo artimuosius. Viešpatie duok jiems vilties ir tikėjimo, žvelgiant į išsiskyrimo, ilgesį, kad Viešpatie jie turėtų savyje tikėjimo ir išbūtų pažinimo ir vilties savo žodyje. Palaimink mus visus baigę šį šventą tarnavimą, lydėk Viešpatie naują savaitę, naujus darbus, tavo globa, tavo malonė, tavo vedimas dalyk su mumis dabar ir amžinai. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Ačiū visiems, kurie šiandien dalyvavome, tarnavome, konininkai, budintiems, skaitovams. Ačiū ir kviečiu šiandien po pamaldų kavos puodelį bendrystėje parapijos salėje antrame aukšte. Jeigu kas yra iš konfirmantų, mielai priimsiu. To, kad vienas yra viskupama, tai jeigu galite, jūs pasilikite. Jūs mažiau matykite man.
tai daugiau bus progos pasikalbėti. O taip tai turėtų būti kitą savaitę konfirmantų pamoka. Turbūt šeštadienį, sekmadienį turėsiu galimybės konfirmantus užimti. Savaitės bėgyje, be budėtojų, laidotuvių, kurios yra paskelbtos, ketvirtadienį Biblijos skaitymo vakaras. Mes liečiame, kalbame apie įvairias liuteroniško tikėjimo tiesas. Gaila, kad jūs neateinate, kad jūs, arba jūs jau tiek visi profesoriai esate liuteronų bažnyčios, bet kad viską puikiai žinot. Ir būtų geriau, kad ateitų daugiau pasiklausyti, išgirsti ir pasimokyti, nes jeigu aš imčiau klausti jūsų, ar jūs dar žinot, ką mes jau praėjom, tai vargu jūs ką pasakytume. Todėl labai prašom ir kviečiam ketvirtadienį prisijungti. Toliau, vasario 15 dieną pamaldos su šventąja vakarienė, tai bus jau užgavėnės. Ir po pamaldų bus užgavėnių šiltinio valgymas. Prašome registruotis pas budinčius, maždaug žinotume, kiek žmonių, nes gali paskui be pietų. Norėsite, tai turėtus nebus. Tai labai prašom užsiregistruoti. Toliau, prieš tai 14 dieną, šeštadienį, 3 valandą, yra renginys, jis vyks ne mūsų bažnyčiai, baptistų bažnyčiai, bet yra kviečiami iš įvairių bažnyčių žmonės ateiti ir Švento Valentino dieną praleisti su Jonu mylimoju, Jėzaus mylimoju mokiniu Jonu. Yra Jono raštais. Teologas daktaras Giedrius Saulytis pristatys naują ekumeninį vertimą Jono Evangelijos, jų laiškų ir taip pat apreiškimo Jonui knygą. Taigi galėsime pasiklausyti ar užduoti klausimų ir kviečiame sudalyvauti. O 22 dieną, 4 sekmadienis ir įprastu laiku 11 val. Pamaldos su Viešpaties vakarienė. Tokios artimiausios pamaldos kviečiame sujungti, dalyvauti. Ačiū už jūsų aukas bažnyčiai, kurias aukojat, metinės aukas. Ir kviečiame būti aktyviais bendruomenės nariais, gyventi Evangeliją ir tarnauti Evangelijai. Na, šiandien turim vieną garbingą jubiliatę. Kviečiame ateiti, Dėkama Marija. Prašom. Pasirodyti, kokia yra. Šią savaitę mūsų tikėjimo sesė šventė savo 90-ąjį jubiliejų. Tai didelį Dievo dovana, toks amžius ir mes džiaugiamės, jie turėtume matydami, noriu nuoširdžiai pasveikinti, palinkėti jai sveikatos, dar metų, kiek Dievas duos. Mes galim 100 ir 200 linkėti, bet kiek Dievas duos, tai ir bus. Svarbu, kad su Viešpačiu tie metai būtų su jo palaima. Taigi būkit sveikas, tikrai ir visada laukiama mūsų bendruomenė. Viešpatie palaiminkite mūsų sesę, stiprinkite Viešpatie kūnų sielą ir dvasia, globokite ir lydėkite per visas dienas, kaip tu žemėje esi numatęs ir skyręs. Prašom, per Kristų mūsų Viešpatie. Amen. Ačiū Jums tada. Dar vieną norėjom pasveikinti, nesimato. Labai gaila, mūsų fondo pirmininkę mes norėjom pasveikinti su gimtadieniu, kuris gimtadienis šiandien yra, bet gaila, kad jį nespėjom. Tai aš paliksim